Nu ką, žiūrovai, bandom šiandien sutvarkyti per vieną epizodą šitą F10. Bet o dabar siūlau grįžti prie pačios pradžios, kaip viskas buvo. Ką mes turim? O turim blogą pavyzdį. Ką, pas mus jau apbarotai biški kyla, kiekvieną epizodą gaunam vis naują mašiną iš klientų. Šiandien irgi gavom BMS-ą, kuris įvažiavo į stulpą. Važiavom dabar pas kolegas į autoardymą. Pamėginsim atrasti visą priekį, teliką, balkį. Žodžiu, pažiūrėsim, ką įmanoma atrasti. Ne, pažiūrėjau, turėtų tilpti, viskas gerai. Viskas čia gražu prasivalyti. Kaip naujas. O, čia tiek špakliaus. Įsivaizduok, kad važiavo mašina, ne? Eik tu savo. Man atrodo, šiam štukų myliu. Įmeti? Kelinti metai čia, 20. O gal garantija? Kiek garantijos? Ne, šiaip nesubraižytas. Galima iškart dėti. Mes jau eterį? Taip, ką, pagnalė? Nu, bent jau. Aš skaitau, kad gerai, kad lygiai per centrą, žiūrėk. Gerai čia apskaičiavo, centriuką pagavo, nes jeigu būtų pagavęs kairiau arba dešiniau, tai skaityk iškart netenkam žibinto, būna sulankstytas ragas šitas, lonžeronas galimai būtų pažeistas, nu, būtų jau daugiau darbų ir šitą mašiną tvarkytume jau ne čia, o reikėtų vežti pas Andrių, kad jis atitampytų. O kol kas čia situacija visa yra tokia dėkinga, manau, čia ir patys susitvarkysim. Kaip sakoma, sunkiosios artilerijos nereikia. Tai padarom dabar tokią defektaciją, trumpai pažiūrėsim, kas čia yra. Galimai, kai atsuksim visą teliką šitą balkį, šitas labai nusuktas yra ragas. Ir gali būti, kad neprisisuks kitas telikas, varžtoj milimetrą kokį, gal reikės atitampyti. Nu, yra toks šansas, nesu įsitikinęs, kita pusė yra lygesnė, čia tai problemų matau nebus, o ta labiau sulankstyta. Redikai, čia yra Kandiškas redikas, freonas yra išbėgęs, o antifrizo redikas nors ir sveikas, antifrizo turim. Jo, mašina šiaip užsikūrė, važiuoja, bet jį reikės keisti, nes jisai kreivas. Gavo smūgį, bet pasisekė, kad neišbėgo skišiai. Žibintas. Čia jau kažkoks tarpas. Automatiškai yra įtarimas, kažkoks vienas laikiklis bus trūkęs arba lūžęs. Čia dabar taip nesimato, viršutiniai kaip ir sveiki, šiaip jisai stovi vietai, bet va šitas tarpas reiškia, kad jis paėjo į apačią, tai greičiausiai, kad apatinis bus trūkęs. Suga apatinė sulūžus variklio. Sakau, čia reikia realiai, padarysim paprastai. Nupirksim visą tą buterbrodą su muštiniai, su balkiu, su radiatoriais visais. Atseksim šitą, prisuksim kitą, surasim kapotą, pamėginsim į spalvą, su spalvom irgi. BMS turėjo 2 kodus, 475 ir 668. Švarcas, man atrodo. Tai čia bus švarcas, jeigu neklystu. Tai jeigu bus įmanoma rast pagal kodą, stengsimės rast pagal kodą, jeigu ne, tai rasim, manau, juodą bet kokiu atveju, bet jeigu bus 475, tai reikės dažyti, bent jau nereikės dažyti iš vidaus. Tai pasitaupys pinigų ant šito, bamperį taip pat ieškosim į spalvą, jeigu ne, tai paimsim bet kokios spalvos ir perdažysim, bus kaip naujo. O daugiau ką čia, taip daug darbo ir nėra. Realiai, jeigu visas dalis turėsim, vieną dieną darbo ir važiuos toliau. Freoną tik reikės pripildyti po to. Tai kad, manau, nelaukiam nieko ir važiuoju. Dar trumpam grįžtam prie Citroen Berlingo, patikrinam jo ataskaitą Vertical, kad jums to tiesiog nereikėtų daryti. Tai paprastai įvedam vien kodą į appsų, atidaro ataskaitą, matom, kad rida nesuklastota, to lygiai kyla, einam iki galo, matot, žodžiu, bet niekur nėra kritimų.
24 metai, 302 tūkstančiai, tai dabar 25 ir ant skaidelio, nepaminu, 315 ar 320, gal klystu biškai daugiau buvo. Žala buvo patirta, matom, šauktukas va čia yra, paspaudžiam ant jos, matom, kad mušimas buvo netoks žostkas, kaip šitoj nuotraukai, kur dabar matot, o buvo 13 metais kažkoks įvykis nuo 500 iki 1500. Tai manau, tiesiog lengvai buvo prabrozdintas, toliau išrašai viskas gerai, nebokta nebuvo, skendus nebuvo. O jums visiems, kas planuojate įsigyti automobilį, tai nepamirštum, kad nuolaidos kodas yra ARMEN, pasitikrinat, pamatot informaciją ir tada sprendžiat, pirkt ar ne. Davai. Nefilmuoji? Jo. Ne pati geriausia diena, nefilmavimui? Nu, tikiuosi, kad girdėsis, nes čia dvižuha biški vyksta. Ką, pas mus jau apbarotai biški kyla, kiekvieną epizodą gaunam vis naują mašiną iš klientų. Šiandien irgi gavom BMSą, kuris įvažiavo į stulpą. Ne šitas. Bet šitas irgi panašu, kad į stulpą. Šitas irgi įvažiavo į stulpą, bet mes gavom ne šitą. Mes gavom F10, kuris dabar laukia pas Deną servise, tai atvažiavom dabar pas kolegas į autoardymą, BMW dalis. Pamėginsim atrasti iš karto visą priekį, teliką, balkį, žodžiu, pažiūrėsim, ką įmanoma atrasti. Ir pasiemam ir važiuojam, bandom išrinkti, surinkti ir greitai žmogui atiduoti. Pagaliau. Gerai, atvažiavę į autoardymą, ieškot Artūro, greičiausiai jis sėdi savo vietą, čia nieko neveikia, duosim jam darbą. O štai ir visai. Zdarova. Pasakiau žmonėm, jeigu kada atvažiuos čionai, ieškotų tavęs, direktorius šis. Gerai, man ką reikia, mums yra F10, priekis daužtas, jaunimas biškis stulpų pagavo. Čia normaliai. Realiai, jeigu pas tave būtų komplektukas, kur atsuki, žinai, iš šitų balkių, visą teliką, tai aš visą tokį ir paimčiau. Reikėtų nieko daugiau ieškoti. Man atrodo, turiu. A few moments later. Nu tai yra radikų komplektas. Tai tas visas buterbrodas su radikais. Lentikai su viskuo, jo. Jo. Ten ir grotas pas tave? Jo, su grotom. Tau turbūt nesimato galiausiai. Tai su šituo. Su šitom grotom viskas. Jo, labai gerai čia viskas. Tai va šitą galim tada eit pažiūrėti. O prikolas, kad aš šiandien kaip tik nupirkau kabluką ir mes galėsim nuvažiuoti su kabluku atvažiuoti ir pasikrauti. Ir viskas taip gerai gaunasi. Kameristas, juokinga tavo ta padėtis. Kas? Padėtis tavo juokinga tokia. Nu, kaip? Kamera laikai kaip valainą kažkokia. Gerai, ką mes dabar darom, žinai? Mes važiuojam dabar ieškoti, pirkti variantą. Skambino pažįstamas, pasiūlė kabluką nupirkti. Citroen Berlingo berods, jo. Labai gerą kainą. Pagalvojau, visai gal ir nieko būtų nusipirkti. Iški pat šamaninsim ir įmesim po to į skelbimus, pažiūrėsim, gal pasiseks dar ir uždirbsim. Kodėl iš vis pirku tą kabluką, nes pastarosiam dienom yra daug visokiausių tokių darbų, kur reikia tai ir ratus vežioti, tai ten klubas kažkokias nuvežti. Ir neturiu su kuom tai visą daryti, tai galvoju, pravers ir pačiam. Ir visus darbus atliksim ir ant galo dar parduosim į pliusą. Važiuoju. Opa. Ką, kameristas, štai mūsų aparatas. Apsižiūrim, ką turim. Jau matau, biškį reikės kažką čia padažyti. Paimsim baltų akrilo dažų, užtepliosim, priduosim biškį kosmetinio vaizdo. Svarbiausia, kaip čia atsidaro. Ar aš kažko nesuprantu. Iš vidaus gal? O, gal
gal dabar. Tai žiūrėk. Gal ir visai nieko, tilps. Vietos normaliai. Šitas man labiau primena policininko buvęs automobilis netyčia. Nu ką, biškai reikės pavalyti činai, paridoti vaizdo. Pažiūrim toliau. Padangos plikos pakankamai. Saloną reiktų pasivalyti. Nu pažiūrėsim, kiek galima bus čia atgaivinti šitą mašiną. Man šiaip pačiam įdomu. Paėmus tokį aparatą, toks čia yra aparatas. Ir manoma atgaivinti, biškį grąžinti į gyvenimą ir uždirbti iš to pinigų. Tai vat galėsim kartu visą šitą eksperimentą pastebėti. Priekinės padangos. Dar labiau plikesnės už galinius. O, 1.6 HDI. Bandom užkurt gal. Kiek duodi procentų, kad užsikurs? 7. Tik ir viskas gerai. Nu tai pagrindinis dalykas turbūt, ką turiu paminėti, kaina šito automobilio yra labai juokinga. Man jį siūlo už 705 eurų. Ką, žinau, manau, kad bandom įsivelti šitą projektą ir pažiūrėti, kas iš šito gaunasi. Tai kol kameristas eis įšildys į mašiną, aš einu pasirašysiu popierius ir važiuojam su juo. Ką čia jau galiu pilti, ne? Gali. Tai ką, pipuliukas pas mus kaip visada yra 5 tram nuo Hado su revitalizantu, bet mes dar papildomai, kadangi čia vis tiek jau ridos šiek tiek yra, virš 300, įpilsim tepalą, pašildysim ir kai iššils variklis dar papildomai revitalizantą, va tokį įpilsim, kad sumažinti variklio dilimą ir prailginti jo darbą. A few moments later. Nu ką, iššilo iki darbinės temperatūros, galim jau ir įpilt. Viskas labai paprastai, tiesiog atsukį, įpilį. O tak, ir rami galva. Ir telikas va, čia su visko čia, šitai ir puta yra, metaliukas, tas, viskas vietoj su trosais. Realiai va tokio ir ieškom, kad nesicatskint, vis tiek ten toks smūgis, kad jeigu pradėsi tikrinti, tai viskam ten ragas. Ir dar kapotą nesakai nori. Kapotas gali būti toks, tarkim, juodas.
Biškelį defektėlis kažkoks pabraižymai. Čia jau priklauso kaina, žinai, jeigu gerai, tai galima ir padaryti. Na tai padarysim kainą. O bumperis, jeigu tik tais... Yra va ir bumperiukas juodas. Ką kainos? Kainas parašytas, jeigu nori, galite pasižiūrėti. Kiek čia pastė? 6 PM. Radiatorių komplektas. 5. 500 ir... Bumperis apie 100 eurų, grubiai. O kapotas? Kapotas apie 3 PM. 3 PM. Ok. Tai gerai. Nu ir plius nuolaidas. Kalėdinis. Kalėdinis nuolaidas. Kaip tik kabuką šiandien pirkom, kaip ir sakiau. Pravers mums šiandien. Nu tik tais reikės judėti tada iki kito angaro, jeigu nori krautis viską. Nu tai davai, einam, apžiūrėsim, ką mes čia perkam. Nu tai judam tada. Du yra vienas. Šok. Kur čia užsidaryt? Mes jį šiandien pirkom ant perparduos. Nereikia kabuko jums darbinio beje. Šiaip tai reikia. Realiai? Nu? Tai galim su kažką sutart. Galim iškeisti, tarkim, kokį bumperį. Tai davai, aš nuvežu dalys ir atvežu, palieku jums tą kabuką. Tai galim, taip. Kuris čia jūsų angaras? Dar važiuok toliau ir galu privažiuok prie to 13. Žinai, jo? Galu privažiuok. Opa. Taip, kelionė. Ne, pažiūrėjau, turėtų tilpti, viskas gerai. Einam žiūrėti. O, iškart gulis, žiūrėk, mūsų laukia. Ir va štai jo. Radikas atrodo tvarkingas. Viskas čia gražu O, prasipūsti, čia prasivalyti, jo. kaip naujas atrodo. Gerai. Einam Čia jau dabar. mūsų prekė. Ką Toliau. O, čia tiek špakliaus. Įsivaizduok, kad važiavo mašina, ne? Eik tu savo. Man atrodo, šiam štukų myliu. Primeti? Kelinti metai, čia 20 kokie? Ne, aš 18. senai. Bet čia Amerikoje darydavo? Čia jau Amerikoje daryti. Na tai viskas aišku. Nematė kažkas iš Amerikos kažkas. Čia biškį bulinis. O, Tai šitos? Nėra. Mane tikra. Kur šitos suspranti kvariatas išsislėpti? 34. Tai čia ne ant dalių jisai, šiaip laikas. Ant dalių bus. Ant dalių čia? Blemba, man kai reikėjo dalių tram ketvirtam, niekur negalėjau rasti. Žiūrėk, koks foleris. Pala, čia koks. Čia 9-2. ne, nu man toks nepatinka spoileris. Kas čia malkas pjovė ant viršaus? Ne, čia stogą keitą, tai čia. Jaučiu atgal man neužteks vietos. Steks. Atlapinsit. Pažiūrim gal dar bumperį. Kaip atrodo, ar jisai ne čia guli. Mes jį irgi dažysim. Jo. Dažysim, jau matau čia, kad dažytas įdomiai.
Nu, tai čia ką šiame reklamą gaunam. Vertas ir yra. Gerai, ne čia ką žiūrėk, viskas šilenas. Nu, lyg ir neskylės niekur, ne? Čia gal dažai biškylų pasinė. Nu, bus skylės grąžinsim. Pagal garantiją, kiek garantijos? Ne, šiaip nesubraižytas, jis galima iškart dėti. Nu vis tiek 2 metų garantija. Taip. Tada ramu, jeigu ką, realiai Jeigu pusantrų neturi metų. bordiūrą, kur nušlifuosi, Tai grąžinsim, žinok. Pakeičiam iš karto naujai. Čia Bet dėl to man pasisų patinka. ne po to, čia pat. Praeitą kartą, kai variklį paėmiau, kai po 2 metų užkalianu, tai patinka. 2 metus tepalus nekeitė, bet ir jokių pretenzijų mes. Jokių. Tai gerai, yra motai. Tas buvo geriau man. Motai. Tas negeresnis. Jo. Nu tai einam kraut tada iš karto. Oi. Jis liko išblūkęs, bet... Jo, nu tai vis tiek neišeis. Tai gerai. Šiaip jisai nesmukus. Einam gal. Tai tipo vienas nori kai? Tu? Būtų praėjimas. Ką, grįžtam prie mūsų citruso. Geras citrusas. Tai, kaip ir sakiau, papasakosim, ką mes su šitą mašiną veikiam. O veikiam labai viskas paprasta. Mes paėmėm už pakankamai gerą pigią kainą ir bandysim... Toks buvo kaip labiau eksperimentas iš mano pusės. Man buvo įdomu paėmus tokią mašiną ir įmetus į auto skelbimus, ar įmanoma iš to bent porą šimtų, sakykim, uždirbti. O iš mūsų pusės ką? Reikia biškai gal prižiūrėti tą automobilį, tai pakeisim tepalus. Padarysim, žodžiu, viską, ką galim padaryti. Tik tai nepažadu dėl valymo, nes salonas. Nu, yra ką čia paveikti. Tingiu, aš apsimčiau gal valymu. Būtų dar vasara plus 30, gal pasirašyčiau. Bet dabar paliksim naujam savininkui, pažiūrėsim, padarysim geresnę kainą. Nors aš nežinau kainas, ten aukciono būdų viskas. Tai... Ką aš žinau, varom į vidų. Važiuojam į vidų, pakeišim tepalus. Nu tai pafotkinti. O pafotkinti tikrai, be fotkių netikėsim skelbimų. Gerai pasakė, aš dar išvažiavęs atostogose galvojasi. Tai dar trumpa informacija, ką mes čia turim. Tai čia yra Citroen Berlingo 2009 metų. 1.6 ar 1.5 šiam kubatūrą. Dizelis 5,2 kW, primėtys, pavyzdys, žiūrėk. 5,2. Parodyk, nematau. Štai pirmą kartą matau, kad per kablį dar tikslumų tokių. Gal ant stendo reikia užvaryti patikti. Klausimas, kiek liko jo. Gerai, tai va taip, kad čia dar. Nu tai komercinis auto, reikia turbūt kelių mokesčio, jeigu žinai. Ir techas liko paskutinės dienas, man atrodo. Rytoj ar poryt turi baigtis. Nu tai va tiek niuansų, tiek trūkumų. Šiaip važiuoja gerai. Šiaip jisai va, ilgai stovėjo ir užsivedė iš... Jo, už polą baratą užsivedė, variklis dirba, dėžė važiuoja. Ką, žinau, padangas gal reikia pasikeisti. Nu toks darbinis auto, kai jinai strojkėsi dirbti. Kažkam gal reikia. Gerai, fotkė. Grįžom į ofisą. Įdėti skelbimo, tai skelbimą aš jau įdėjau, kol kameristas įjunginėjo kamerą į auto A. Čia yra beje labai greitai viskas. Manau, kad tiesiog parodom ekraną, kad viskas būtų aišku. Fotkės, pamatysite ekrane, kėbulas sufotkintas. Realiai priartinus fotkės, tai visi defektai matosi, tai salonas labai purvinas irgi vidus, kabinetas irgi nufotkintas. Aš čia prašymę beje parašiau viską. Pasibaigus tech apžiūrą, motoros dėžė veikia gerai, tai polai pakeisti, priekį sudėti nauji stabdžių diskui, rankinis laiko gerai, defektai matosi. Foto, tai belieka realiai paspausti, paskelbti aukcioną ir nemokamai bus jisai paskelbtas. Pats. Viskas. Kaip čia dabar suprast? Kaip? Nu tai kaip? Ta prasme, šeštadienį turėjom kartu išvaždyti. Šeštadienį iš kosmoso buvo. Kosmosas jis buvo. O dabar mes atėjom, jau mašina beveik surinkta. Tai ką aš turiu nefilmuoti? Aš galiu šito radiatorių.
Tai ką, tu dabar išiminėsi, kad iš naujo ant kameros įdėti? Nu, taip čiūs pakeliam gitarą. Ne, aš jau prisukavau šlangą. Aš gitarės laukiau. Tai lauki, tai ką man dabar daryti? Tai valandą kaip skirtumą, aš tai tavęs laukiau visą šeštadienį. Ir ką, nemeluok. Šeštadienį, sekmadienį atrašėjai man. Turėjom, pas mus buvo kadras, kad mes stovim lauke. Aš šeštadienį, sekmadienį čia buvau, galėjai. Tai va, sakom, kad va, mašina sudaužyta, tai turim ją išrinkti, o dabar gaunasi protarpis, o jau mašina beveik surinkta. Tai ką man žiūrovom parodyti, man paaiškinti. Laikas pinigai, laikas. Detalės gali parodyti. Daužytos detalės. Buvo detalės. Nu va, pažiūrėkit, va, senas detalės. Čia, vot, ant šitas Friono... Kas čia? Galimai tu dar atgal sudėsim, čia biškai pavyrinti reikia. Patiesim reikia. O, čia. Grįžim, man tai kažkokias prikūpų istorijas. Opa, žiūrėk, lygus. Bet man tai gaisybė, aš tau ką galiu papasakot, kad tu turbūt nežinojai. Šitam automobiliui šitas yra ne pirmas rodėjo. Ne pirmas smūgis? O ne. Tai faktas, kad ne pirmas, čia F10. O tu bamperį emkinį nupirkai? Tik sakė padaryti šitą kaip originalas. O tai originalas, tai... Nu tai toks pat. Tai bamperis tai čia buvo ne paketas. M sporto, ne? Nežinau. Ne, Tik aš nemačiau to būtų. Toks pat, kokį mes tu pirkom. Bagažiniai sakė, kažkokių detalių tūkstančių yra. Jo, šopkas, suglūgusio. Nu tai ką aš žinau. O tai grutelės, o ką grutelės, nupirkai? Palau, bamperį, kur mes pirkom, su grutelėm buvo. Pamirys, nepameni? Man atrodo, kad savo. Lygtis ten viskas buvo. Jo, buvo pilnas. Pilnas. Full. Yra vienas reikia rišo. Tai jau nebereikia. Nereikia, bamperis pilnas buvo. Proceso jau surinkimo parodysim nebent kaip bamperį uždedam, nes jau viskas beveik ir padaryti. Balkį gal pridedam, pažiūrėti, ar tinka. Nu pridėkim, turite. Never seen again, didn't even make it. Oh well, bitch, I got a shovel in my basement. I got a shovel in my basement. I got a shovel in my basement. Never seen again, didn't even make it. Tai ką tu čia padarai? Padarai. Gerai, ką tu galvoji šitas vieščius vietoj? Vietoj, čia viskas, vieščius ir viskas vietoj. Vieščius vietoj. Vieščius vietoj. Biškai matos tepuliukas bėgo, aš čia pavaliau šiek tiek. Galim biškai daugiau pavalyti, aišku. Puti kaip sava. Nu, valau kaip savo. Bet tai, Maiklai, kažkaip, sakyčiau, daug tepalo yra įsirbimo sistemai. Nu, neatrodo tiek daug. Kas neleidžia? Tai nenauja, tai turbūt mašina. Nu, reikės pasitikti klientai vis tiek. Laukia kitas dar remontas apart šito. Ką, gal davai aš biškai dar davalau tada šitą? Jo, tai tu pavalyk šitą, nes šitą temą kitą. Ką, o iš šitų detalių nieko gyvo sveiko neliko, ne? Nu, kaip ir nelabai žinau. Ar šitas radikas dar žiūrėk, kad jeigu taip padarysiu. O, gal... Jo, jeigu įmersi, norėsi, kad akandiškės, tai pasidėk. Gal apsavų dėsi šitą. Biškai čia pavyrintume. Jo, iki pusės nupjaunu, maždaug sužvirinu ir tau įmersi įdėsi. Nu, viskas. Šitą tiek iš šono. Atidėsi. Tai viskas čia išmetimai. Grutelės matau irgi vienas sulaužytos, kitos lyg ir sveikos. Jo, bet jau matai papimpintos kažkokios čia. Nu, bet vis tiek mes bamperį paėmėm pilnas. Tai iš ko? A, tai netgi šitie yra? Grutelės? Palau, bamperį, kur mes pirkom su grutelėm buvo. Pamirys, nepameni? Man atrodo, kad savo. Lygtis ten viskas buvo. Jo, buvo pilnas bamperis. Pilnas. Pamirys, nori kasmelio. Po tepalų, karočią šašlą į burną. Staniausia. Varom dirbt. Dar nešam? O tu paneši? Ar aš vienas kaip visą laiką nešu? Nu nepadėkšai, zyskim. Verkim, kiek gali. Tu neimk, nes man tikrai sužės. Tai aš laikau. O tai man žodė žarnokų? O tai kas? Blet, nesuprantu, vėl pikišt man. Nesikeikit, daug pikinti reikės.
Tu sakei, moku kišt. Nu tai aš tai moku. Tai rodyk. Plėšrūkai. Laikikliai vietoj. Šitas sveikos. Šitos. O čia kažkas. Vienas laikikliukas sulūžęs. Bet vis tiek laikysis. Kaip ir sveikos galima pasakyti. Čia sveika. Čia sveika. Sveika. Tai visi laikikliai sveiki? Žibintų gaunasi, taip? Gali jo. Štai ta pusė, kur buvo biškai atsivietus. Sveika. Čia vanduo bėga. Sveika, viskas gerai. Nereikės nieko viso. Tell me what you gon' do. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Now them cops trying to throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? All out gas, traps, cops and robbers. It's 911, please call the doctor. Evacuate the building and treat the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wigs. See some fools slip up and overstep their boundaries. You got to catch the cold, let a fuck around me. Your beef's talking about what kind of shit she on. You'll disappear like food, bitch, be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break, I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger while I'm shifting gears. I got suede on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash. Hydraulics all around, so I take a ride. We go front, back, and side to side. Whoop, just tripped up and make you spill your drink. Tell me what you gon' do. Now your car just stopped on an empty tank. Boy, what you gon' do? If you got late bills and you lost your job, tell me what you gon' do. If you about to get drunk and you ready to mob, boy, what you gon' do? Let's take it to the street, cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars on some brand new shoes. And the people just there, so I love to park it. And I just put a computer in the glove compartment. With my pedal to the floor, radar on the grill. TV in the middle of my steering wheel. It's my car's birthday, so we blowing them candles. No speakers in the trunk than my ride can handle. Got my name in the headrest, read it and weep. Now tank in the back, camel hair on the seat. And when I pull up to the club, I get all the affection. Cause the women love the pain and they can see their reflection. I'm about to take off, so F what you have. Nu ką, F10 jau kaip ir į pabaigą. Dar va, nuvežiau mašiną į plovyklą, nuplojau prieš atiduodant. Galim dar užmest akį po kapotu. Nop. Visai greitai čia viskas susirinko, nu patys matėt, realiai. Per vieną epizodą priėmėm ir atidavėm. Viskas čia švaru, gražu. Kapotas va, bam, užsidaro gerai, tarpas geras. Šiaip tvarkingas F10. Nenudroštas dar taip stipriai, gyvybingas. Visai man patinka, kaip nusidažė kapotas su bamperiu, jokių dulkyčių nieko nėra, nupoliruota buvo.
Turi dar toks, nors ir ne paketas, bet blizga, juodas, švarus, gražus. Manau, klientas turėtų būti patenkintas. Tai jeigu turit kažkokių klausimų, galit kreiptis, lygiai taip pat, parašykit man į Instagramą, padėsim. Jeigu turit kažkokių daužtų automobilių arba šiaip kažkokių kitų darbų, rašykit, pabendrausim. O F10 viskas, jau nebematysim. Tikriausiai pas mane, nebent dar kartą atsitiks kažkoks incidentas, bet tikėkime, kad to nebus. Nu ką, tikiuosi epizodas jums šitas patiko. Noriu tik tai priminti, kad praeitam ir už praeitam epizodė yra konkursai. Galite prasilėkti su manim su Ferraris, su senu, su nauju. Tai tik primenu apie šitą, kad eitumėt, jeigu dar nežinot, padalyvautumėt, nes jau sekančiam epizode rinksim vienu metu visus nugalėtus turime. Viskas. Čiau. Čiau, kakao. Pasau. Važu. Nei priekį, nei atgal, aš suprantu, gal per daug svorio. Gal man išlip? Ne, aš nesuprantu, kažkokia jau čia. Nesąmonė. Gerai, tarkim. Vat. Pam, atsisėdau, užsidariau. Ready. Įjunk ir. O, važiuojam. Gal išsikrovė v natūrė? Kiek batareikos ir? Nurodo, kad 7.5 tai yra, bet... O. Tai gal rimtai prisiseka reikėjo? Nesąmonė. Bet tai iš pradžių... Nu da. Gal... Kažkaip man atrodo, kad taip ir bus. Kad neduoda dėl to, kad... Nu, aš prisisegęs. Jo. Aš atsisėdau. Ne, čia tik nuo vairuotojo. Jo, nes ten gali būt, kad šiaip svoris padėda, žinai. Važiuoja, jeigu nuvažiuok atsiseksi. Pala. Viso jo. Sekis. O jeigu važiuosim ir eigoj iš jų atseksim, pažiūrėk. Tai čia eigoj ir buvo? Nu, važiuok, važiuok. Atsisek. Važiuok. Važiuoja, viskas gerai. Va taip, visada yra sistema ir yra prieš sistemą. Nu, žiūrėk, dabar jeigu atsisekėsi, o ne? Viskas. Reikia užpumpuoti. Saliarka pabėga, blemba. O, yra. Jau atėjo į filtrą. Traukė jau pabiškį siurblį. Biškį gal įsilems? Gana. Viskas. Negali. Išsikrausiu.